Sveiki, radijos stoties M1 žiūrovai, su jumis ir vėl fantastiškiausia pasaulyje laida Zuzu apie gyvūnus. Iš tiesų labai gera turėti gyvūną. Aš manau, kad tie, kurie jų turi, tuo yra įsitikinę. Ne veltui sklando lietuvių liaudis toks senas anekdotas. Pavyzdžiui, kaip patikrinti, kas labiau tave myli, tavo žmona ar tavo šuo? Labai paprasta, uždaryk 3 valandom jos abu į bagažinę, po 3 valandų bagažinę atidarai ir kas labiau džiaugsis. Vien dėl to tikriausiai visi tie, kurie turi šunis, kates, papūgas, vėžlius ar kitus keistus padarus, siunčia mums jų video ir bando kovoti dėl talentingiausio ir geriausio gyvūno vardo. O kuris bus talentingiausias, priklausys nuo mūsų garbingos komisijos, ją dabar jums ir pristatau. Visada žavingas ir liežuvio miklumu pasižymintis Mindaugas Stasiulis. Jo kolega Aistis Mickevičius. Šlubas, bet labai neblogas Gedas Saračka. Kas čia susiminioja? Gintas Vaičikauskas. Be šitų 4 kulverstukų nepamirškite ir dar 3 labai svarbių komisijos narių, tai yra Marcelio, Versalio ir Pario. Vienas jų šiandien vienam mūsų dalyviui duos papildomus 30 taškų. Aš noriu priminti, dovanokite, kad mūsų laida yra ekologiška ir mes naudojamės tik ekologiniais principais, nes energiją semiam iš pat žemės. Mūsų televizorius yra įjungtas į žemės gelmes. Bravo! Taip pat Vaišės paruošė mums dalgių asociaciją ir mes maloniai vaišinome. Tai mes už ekologiją ir už gerą nuotaiką visada. Pirmasis vaizdelis – nardytoja Mona. Meta žiūrėt. Ką jį gelbėja čia? Nardo, žiūrėt. Opa! Man atrodo, kad jį žuvį gelbėja. Traukia kažkas. Žuvis plūdė. Kažkas kimba. Čia yra labradoras, taip? Labradurnas. Labanoro aviganis. Kadangi nesupratau, ką gelbėjo, ar kolegos supratot, ką gelbėjo? Ne. Bet žinokit, šiaip šuo nenardo. Ji buvo panėrusi? Taip, čia pasirodo talentas yra panert. Bet jeigu tai yra šuo, kuris mėgsta žuvį ir laikosi būtent tos dietos, tai reikia pagelbėti jam toj sunkioje situacijoje. 20 balų rašau. Aš galbūt irgi skiriu 20 balų, nes tik trumpai labai buvo panėręs. Net aš, kuris labai bijau vandens, po vandeniu pabūnu ilgiau, ypač duše. Taip, taip. Duše 2 tiesa. Paskutinį kartą ir kol kas vienintelį gyvenime kartą šunį nardantį buvo matęs per teliką. Dabar pamačiau antrąjį kartą irgi per teliką. Ir tai yra lietuvių šuo, lietuvių šeimos šuo. Ir jeigu Baltijos jūroje gali nardyti šunis, aš džiaugiuosi ir duodu 30 balų. Papildymas, dabar tik supratau, kad pavadėlis buvo sveriantis 15 kg. Supratau, kodėl šuo nardė. Kadangi aš buvau užvalgęs žolės ir su vis nieko nemačiau, tai negaliu pakomentuoti, bet galiu skirti 20 balų. Puiku. Žolės apako. Povandeninė Mona gauna 90 balų. Jūs galite taip pat balsuoti už ją ir internete www.m1.fm arba taip pat laikinti ir Facebook'e mūsų paskyroje. Ir vaizdelis numeris 2, tai yra Evelino šuo su ledinuku. O mes pristatome ekologinį distancinį pultelį be batareikų. Spaudžiame mygtuką ir įsijungia jis žmogiškųjų jėgų pagalba. Už grožį jau, iškart balai eina. Čia šarpėjais. Bet jam taip ir daryti tik reikia, nes jis ir su užpakaliu galėtų taip atlaižyti. Tu galvoji, kad Kažkas garsaus turėjo šarpėjų irgi, aš dabar supratau, kodėl. Ne, pas mus dirbo Šarpnickas gal. Ne, kažkokia garsi moteris turėjo šarpėjų ir aš supratau, kodėl. Geriau. Nes tas žiūrėk kaip šarpėjai. Laižo. Jo, aš skiriu šitam šarpėjui 30 balų, nes šitas šarpėjus, manau, galėtų pamokyti kai ko neretą Lietuvos vyrą. Ir kuo daugiau šarpėjų bus šeimose, tuo šeimos bus darnesnės ir Lietuvos moterys bus laimingesnės. Jūs pažiūrėkite, lygiai nesustodama juokės, kalba, tarška, barška, visas iš jūsų laimingas. Nu gerai, 30 balų. Neabejotinai.
Aš sutinku su Gintu, šis šuo galėtų vis pamokyti tam tikrų žmonės, bet tik ne krepšinio žaidimo, o kai ko kito. Bet jos galėtų, aš dar noriu pridėti, kad galėtų, aš prisimenu, kad tas šuo dabar skanavo ledinuką, tai galėtų ne tik vyrus mokyti, bet ir moteris mokyti. Bet kadangi mes jau kalbam beveik palaikydami cukraus pramonę. Tai aš apskritai neraginu laižyti ledinukų, nes tai kenkia dantų ėduoniui. Kenkia dantų ėduoniui. Nes jam labai saldo ir jis jam blogas. 20 balų, 20. Laižydamas ledinuką, šitas šuo labai puikiai nulaižė šeimininkui rankas. Dar kaip ir muilas, kaip ir vanduo, pakaidamas rankšluosčio. Nelys. 30 balų. Pratęsdamas kolegos mintį, aš puikiai įsivaizdavau, kad jis taip pat puikiai gali pasitarnauti. Taip, kad tikrai fantastinis šuo ir fantastinis talentas, aš duodu 30. Šuo, kuris tiesiog laižė saldainį, taip patiko mūsų komisijos smirdžiams ir vyrams, kad jie jam davė visus 110 taškų. Aš bėgu, ai! Pari! Kai Lietuvoje pasirodė laida Zuzu, šeškų populiacija čia pagausėjo. Bent jau galima daryti tokias išvadas, nes labai daug sulaukėme video, kuriuose būtent yra šeškai. Štai dar vienas iš jų. Jung ekologinį pultą. O, čia jau cirkas. O šeškai turi protelį šiek tiek, nelabai. Visiškai šiek tiek. O, Čia yra nerealu. Žvakė. Tarnauk ir išėjo į armiją. Nebejotinai, aš matau talentingą šešką, gabų šešką, visuomenės elitą, šeškijos inteligentijos atstovą. 30 balų. Be abejo. Aš manau, kad visi šeškai turėtų pamatyti šitą vaizdelį ir išmokti bent pusę tiek, kiek moka šitas šeškas. Nebijotinai 30 balų, nes tai yra super talentingas šeškas. Aš norėčiau apkaltinti Aistį, nes jis turi didelę nosį ir įbedęs ją žiūrėjo ir aš tik mačiau pusę šeško, tai ir pusę Aisčio nosies. 20 balų vien už Aisčio nosį. Na, kadangi man draskė švarka Skaivas šitie šunys, tai aš turėjau pasitraukti arčiau. Bet aš sužavėtas šituo šešku ir faktiškai tai yra geriausia, ką aš mačiau kol kas. Tai yra 100 balų. Oi, 30. Kalbam į mikrofoną. 120 balų. Aš 20 daviau. 110 pataisau. Iš viso 110 balų. Gerai. Sergejus mums parašė laišką ir laiškė rašė, kad aš visą gyvenimą labai norėjau šuns, o mano žmona buvo žiauriai prieš. Ir štai kas iš to gavosi. To vardas Ogis. Kai dabar skraidantį nutriją? O viešpatė. Čia šuo. Čia šuo? Taip. Šuo šikšnosparnis. Tai yra labiausiai savo uodegos šuo. Jis yra iš Luna parko. Amžinoji karuselė. Čia veislė yra lietuviškasis vilkelis. Ir aš pagalvoju. Tokį šunį turint išsivemt lengva, man atrodo. Šiaip jo. Šuniui. Žinai, kai tu grįžti pageręs gerai, vis tau tai 15 minučių. O, Dieve. Man atrodo, tu greitai atpili viską. Manau, 3 minutės užtektų. Palaukit! Dailus megztukas, sakyčiau. Taip siūva. O viešpatė. Dar ir meškį paliko. Hiperaktyvus šuo, bet tai yra įspūding. Nesu matęs net labiausiai koks nors išprotėjęs Gezas Savanorių prospekte niekada taip nesisuka kaip jis. 30 balų už išprotėjimą, už crazy pasaulį. Aš irgi duosiu 30 balų ir dėl to, kad šuo stilingas, su gražiu apdaru ir kad šuo pats linksmiausias mano kol kas gyvenime matytas šuo. Ir energingiausias. Super sveikas, gražus, stilingas šuo. 30 balų. Jeigu Lietuvos krepšinio rinktinė turėtų tokio greičio įžaidėją, auksas mūsų. 30 balų. Bet jūs dabar įsivaizduokit, mes čia žiūrėjom tai porą minučių, jeigu, tarkim, ta šuo apskritai visą laiką elgesi taip, tai kokie turėtų būti šeimininkai? Nu, talentą, gerai, 20. Beje, šitas šuo turi jau 65 savininką. Kiek jis ten priskaičiavo? 120. Ko? Tas 20. 110 balų. Valio! Valio. 110 yra gerai.
Neblogai. Geriau nei 100. Geriau. Daugiau nei 100. Parė, ateik vėl atgal. Nu, varom dabar jau, varom normaliai. Iš širdies pavarom, pasižiūrim dabar 5 vaizdelį. Žirnis ir Tobis. Vienas iš jų yra šuo, o kitas sakė, kad ne šuo. Tai kas tada? O tai gal gyvatė, pavyzdžiui. Tai kas čia, kad ne šuo? Taksas. Čia aišku ne šuo, čia taksas. Kur čia Arba papūga? gaidys čia. O kas tas kitas? Čia yra papūga, papūgėlė. O, bet papūga, nagla papūga. Nu, taksas turėtų sutvarkyti. Kuris dabar yra talentingesnis? Na, čia klausimas. Kuris šuo? Komisija iškilo klausimas, kuris čia yra šuo. Bet jie abu žino keistokį, nes tas bliūdas tuščias. Dėl jo nėra ko kovoti. Vaileliai. O man kilimas labai gražus. Tau kilimas visada labai gražus. Bet žiūrėk, mažas nugali. Palauk. Palauk. Didelis suėda mažą. Bet jis viduje jį nugali. Maladėt, ta. Bet po 3 minučių. Bet ta kanarėlė nuskrido ir iškeikė jį. Bet jinai lenda jam į burną pati. To ginkūnuose dar nėra buvę. O Dieve, to ginkūnuose dar nėra buvę. O tu Dieve, O Jėzus. o Jėzus, nuplėšė stogą. To ginkūnuose dar nėra. Bet ta prasme, ko jiem draskytis? Tu išaiškink, Skaiva, ko jiems draskytis dėl tuščio bliūdo? Tai ką tu, aš galvoju, kas aš tau taksų psichologija esu. Taksas jaunas ir durnas. O papūga šiaip yra neįtin protingas paukštis tikriausiai. Kova buvo graži. Jeigu abiem po 10 balų, 20 iš viso vidurkio laikausi šiandien. 20 balų. Aš duosiu 10 balų, nes aš duosiu 10 balų, nes aš nemačiau absoliučiai jokio talentų. Kad filmas buvo linksmas, tai taip. Bet ta prasme, kas čia buvo? Nes laikyt taksą... Bet kas čia buvo? Jo, ta prasme... Čia yra tokie takso talentas jau vien. Eikit jūs šias prisigalvotų talentų galima. Jo, tai vad šį kartą Gintas mūsų kompanijai pasirodė žąsinų, bet laida apie gyvūnus, tai viskas tvarkoj. O aš būsiu aslas, tada irgi duosiu 10 balų. Nes aš irgi nemačiau jokio talento. 10 balų už papūgos drąsą. Už Aš visą pažadu, kitą aš daugiau grįšiu nieko. komisiją ir visiems bus tikrai Man nuo to atrodo, geriau. kad šitie suskiai neverti komisar vardo. Ir aš duosiu 30, todėl kad man labai patiko. Tai buvo įda nelik žmonių santykių genezė pavaizduota šitame vaizdelėje. Ir aš manau, kad aš gelbsiu situaciją ir gėdą nuplaunu nuo šitų šlykščių žmonių, kurie visiškai nieko nesuvokia apie zoo pasaulį. Ir po šios kovos visgi Tobis ir Žirnis, nežinia kuris yra, kuris surenka 70 balų. Jūs galite už juos dar balsuoti ir ištaisyti čia gėdingą jo ir jo klaidą padarytą. Saročka jau išeina, bet jam iš bliūdelio nereikės ėsti. Netrukus tai turės daryti Versalis. Eik padaryk viską. Ir pirmoji lėkštelė, kurią pasirinko Versalis, buvo numeris 3 ir tai yra Žana ir jos triukus darantis šeškas. Būtent jie gauna papildomus 30 taškų, o būtent jūs galite už savo pamėgtą vaizdelį balsuoti internete m-1.fm arba mūsų paskyroje Facebook'e. Laikinkite ir be abejo siųskite mums dar daugiau vaizdelių, mes pasimatysime jau kitą savaitę laidoje Zuzu. Atiduok šunį. Iki. But when I faced you in my blank confusion, I realized you weren't wrong, was a mere illusion.